Šiandien sveikinuosi su jumis kūno skenavimo praktikoje. Šiandien noriu pakviesti tave patyrinėti savo kūno pojūčius ir tai, kaip jautiesi savo kūną. Šiandien noriu pakviesti tave į kūno skenavimo meditaciją. Keliaukime ją patirti kartu. Visų pirma, suraskime savo patogią kūno padėtį. Atsigulkime ar atsisėskime ant tvirtos kėdės tiesia nugara. Jeigu pasirenkame sėdėti ant kėdės, tuomet pilnomis pėdomis lieskime žemę. Nekryžiuokime kojų. Leiskime stuburui išsitiesti, tačiau pernelyg neįsitempti. Jei pasirenkame gulimo poziciją, stabtelėkime pajausti, kaip visų kūnų jis liečiasi prie atramos. Rankas ištieskime prie šonų. Tuomet, jeigu patogu, galime užsimerkti arba nukreipti savo žvilgsnį žemyn į priekį nuo savęs. Ir akimirkai stabtelėjus atkreipkime dėmesį ir įsiklausykime visus kūne kylančius pojūčius, atsiradusius dėl sąlyčio su atomu, kuris šiuo metu ją liečia. Keletą akimirkų leiskime savo šios pojūčius patyrinėti. Tuomet galime priminti sau, kad šio pratimo tikslas nėra pasiekti kokią nors ypatingą būseną. Šio pratimo tikslas tiesiog paeiliui pabūti su kiekviena kūno dalimi, taip ugdant savo sąmoningumą. Nelaukime, kol nutiks kažkas ypatingo. Tai nėra mūsų tikslas. Tiesiog leiskime viskam vykti taip, kaip tuo metu yra ir sekime šiuos pojūčius. Stenkimės nekontroliuoti įvykių, nekritikuoti savęs dėl pabėgusių minčių. Tiesiog, kiek įmanoma, sekime šią instrukciją, perkeldami savo dėmesį nuo vienos kūno dalies prie kitos. Tarkime, sau įsisąmoninti, kad visiškai normalu, jog mūsų mintis klaidžia. Ir kai būsime pasiruošusios, tiesiog pakvieskime jas atgal. Dabar galime įsisąmoninti savo kūno poziciją kaip visumą. Galime lyg iš šalies pastebėti save ir nukreipti savo dėmesį į kvėpavimą.
Galime sąmoningai pasirinkti, kurioje kūno vietoje jį tyrinėsime. Nervėse, krūtinėje, pilve. Ir tuomet leiskime savo pajusti, kaip oras šnervėmis įteka. Krūtinė ir pilvas išsipučia, iškvepiant subliūkšta. Vėl įkvepiant išsipučia, iškvepiant subliūkšta ir dumba. Tuomet pakvieskime savo dėmesį patyrinėti mūsų pėdas, kaip šiuo metu jos jaučiasi, kaip jos liečia pagrindą, ant kurio šiuo metu yra. Galime pakviesti save su smalsumu patyrinėti kiekvieną kojos pirštą atskirai. Kairės kojos, dešinės kojos. Tuomet galime savo dėmesį leisti blauzdomis kilti aukštyn. Stebėti, kaip jaučiasi mūsų blauzdos. Ar čia nėra įtampos? Tuomet keliauti iki kelių, šlaunų. Patyrinėti, kaip mano šlaunys liečiasi su pagrindu, ant kurio šiuo metu aš esu. Kokį spaudimą ar įtampą aš patiriu. Ir tuomet pakviesti savo dėmesį link dubens srities. Patyrinėti ten kylančius pojūčius. Taip pat svarbu priminti sau, kad visiškai normalu, jog dėmesys nuklys. Tuomet be gėdos ir kaltės, su smalsumu pakviesti jį, kai tik jis bus pasiruošęs sugrįžti atgal. Ir slankstelis po slankstelio kilti link nugaros vidurio, pečių juostos. Patyrinėti, kaip šiuo metu jaučiasi mano pečiai. Ar čia nėra įtampos? Galbūt sąmoningai turėsiu juos atpalaiduoti, leisti jiems nusvirti žemyn. Ir vėl pasikvietu savo dėmesį keliauti į pilvo sritį. Stabtelėti akimirkai suvokiant, kaip įkvepiant mano pilvas išsipučia, iškvepiant subliūkšta ir dumba. Galbūt ten jaučiu kokius nors virškinimo pojūčius. Galbūt mano skrandis tuščias, o gal kaip tik stipriai įstempęs ir perpildytas.
Galiu stabtelėti akimirkai sąmoningai patyrinėti, kaip šiuo metu plaka mano širdis. Kaip jaučiasi mano krūtinė. Galbūt čia jaučiu slegiančius pojūčius. Gal jaučiu apsunkusi kvėpavimą, o gal kaip tik labai lengvai įkvėpti. Mane dėmesio kyla link kaklo, makro. Stabteliu čia pastebėti, kaip jaučiasi mano žandikaulis. Ar jis nėra per stipriai įsitempęs. Kaip jaučiasi mano lūpos, nosis, akys. Kakta ir antakiai. Pakaušis. Momentsritis. Ir tuomet vėl bandau dėmesio aprėpti visą savo kūną. Ilgas, žastus ir plaštakas. Kiekvieną savo rankos pirštą atskirai. Ir sugrąžina savo dėmesį į kūną kaip visumą. Vėl susitelkia į savo kvėpavimą. Kaip įkvepiant, mano pilvas išsipučia. Iškvepiant supliūkšta ir dumba. Įkvepiant išsipučia. Iškvepiant supliūkšta ir dumba. Jūs visi pasiruošusi grįžk pas mane, o aš visuomet lauksiu tavo refleksijų. Ačiū, kad buvai šioje kūno skenavimo praktikoje kartu. Keliaukime į pokyčius su meile ir be žalos.